Labas visiems. Grįžo kas mes ūkis į eterį. Buvom kurį laiką pradingę, bet laikas sugrįžti. Tai naujiem žiūrovam papasakosiu. Mes esame ekologinis ūkis. 15 hektarų. Auginame ožkas, auginame senovinius kviečius, senovinius rugius, avižas, žirnius. Ir iš kviečių ir rugių malva miltus. Ir taip mūsų ūkis gyvuoja. Tai ūkininkavom jau turbūt apie 8 metus, ekologiškai, be chemijos, be sintetinių trąšų. Ir darom tai su filosofija, kad svarbiausia rūpintis dirva, žeme, o žemė pasirūpins mūsų produkciją. Turim naujienų, mes šiemet rašėme projektą įsigyti naują techniką. Tai mūsų ūkio atkeliavo traktorius. Jau kas Instagramą, Facebooką žiūrit, tai turbūt matėt, kad naujas traktorius, kuris už manęs yra. Ir šiandieną bus jo pirmoji šienapjūtė. Jau su juo teko dirvą skusti, sėti žirnius ir avižas. Tai labai puikiai susitvarkė, tai yra 90 arklių traktorius, 90 arklių, solis, Indijos gamybos, naujas su parama gavom, tai labai džiaugiamės, nes tokiam mažam ūkiui yra pats tas nepalyginamai geriau, kas prieš tai buvo, nes tai buvo senas traktorius, prieš tai 30 metų senumo, o dabar tai va, matysim, kaip gyvenimas jo toliau eisis. O dabar atsinešiau aš peiliukus, eisiu pasikeisti peiliukus ir kaip sušienaut. Biškį kartais jaučiuosi čia kaip per dvėlaivį. Kad paleis man šienapjovę reikia, man va taip va. 2, 3, atsvyr, 4, 5. Viską darau aišku neeilės tvarka. Važiuojam. Net neišeis man pertikti per video, kokią aš gerą jausmą dabar jaučiu. Kaip aš laukiu kiekvienos šienapjūtės. Tiesiog šieno kvapas jėga yra. Ir kokios pienas labai fainai. Šienaujasi gerai, sausa, saulė šviečia. Džius labai fainai turbūt. Vėjas pučia. Rodo visą savaitę be lietaus. Tikėkimės ir neatsiras to lietaus. Šiandien ryte lyja. Tai jaučiasi drėgmės daug, bet važiuoju palengva, neskubu. Pjoviau šieną per visą dieną, pjoviau šieną per visą dieną, per visą dieną, per visą dieną. Na va, baigiau vartyti paskutinį lauką. Apie 3-4 hektarai pievų šiemet. Daug.
Ir toks įdomus nutikimas, kad važiuojant paskutinis laukas ir bam. Turėsiu ką veikti, lūžo koja. Svarbiausia, kad jin lūžo pabaigus paskutinį lauką. Pabaigiau ir kažkaip ant paskutinės sekundės bam ir nulinko. Tiek žinių, važiuosim, lauksim toliau, liko susigrėbt ir presuot. Na ką, nauja diena, nauja bėda. Tai aš galvojau, kad turėsim labai gerą šienapjūtę ir nebus lietaus, nes tai prognozės rodė. Bet staiga šiandien ryte girdžiu lyja, kaip sena lietus. Tai nelabai apsidžiaugiau, bet jis nustojo ir tada pradėjo pūsti vėjas. Turbūt girdisi iš kameros garso, kad šiandien vėjas pučia, tai patikrinau, šienas sausas. Važiuosiu grėbt, reikia sukelt viską ir lauksim presavimo. O dabar pasikabinau savo grėblį. Mažas ant tokio traktorius, bet užtenka ant tų kelių laukų. Tai ką, kimam darbas. Na ką, laikas presuot. Pusę dienos vargau, kol susirinkau tą presą, šitą. Tai reikėjo patvarkyti biškelį, smulkmenas tokias. Pradėjau važiuoti. Ten gale nesurinko man nerišo vienos pusės. Tai teks išardyti ir vėl iš naujo kitkuot. Bet va, čia kaip ir visai nieko. Tai važiuojam kitkuot ir žiūrėsim, kaip seksis toliau. Galit patikėti, kad čia auga žirniai. Taip, žirniai. Nežinau, kaip pavyks atvalyti mums juos, bet taip gražu. Ar galima pykti ant tokių gražių gėlelių? Oi, labai gražu. Ten tolumoj Vladas triukšmauja. Gamina kitkas šieno, jos nėra taip stipriai suspaustas, nes ožkytėms reikia nenudaužytų stiebų, normalios žolelės. Tai čia yra tas presas, kuris netaip stipriai suspaudžia. Laisvesnės kitkos, taip jos nedekoracinės, bet svarbiausia, kad šienas būtų kokybiškas, gražiai išdžiuvo, viskas tvarkoj, beliks tik susivežti. Nu ir dar pasidžiaugiam biškutį gėlytėm. Žirniais. Oi. Gražu. Kažkas ant paskutiniams laik. Tada tau kas ten sulūžo, ne kaip joviai? Palauk. Jo, tas... Nulūžo. Koja nulūžo.
viskas, baigta. Šienapjūtė baigta. Šiandien beje išsivežė pirmasias kitkas. Vakar daržinę bombų užkrovė čia iki pat įėjimo. Praktiškai neįmanoma įeiti vidų. Praslys galiai. Bet šiandien, kadangi išvežė pirmas kitkas, pirmieji pirkėjai, tai apmažėjo po truputį. Dar reiks susitvarkyti šitą krūvą šieno, sunešti vidų ir bus gerai. Tai labai noriu padėkoti Laimutį, kad gelbėjo, Vykintui, kad traktorių vairavo, Aiščiui su Joringai, kad patampė vieną kitą kitką, kaimynams Linui ir Romai, kad padėjo vežti šieną, Eimantui ir Laurinai. Tai žmonių buvo su mumis kartu, ačiū visiems labai. Ir šiek tiek papasakosiu apie mūsų kitkų presą. Tai mes šienapjūtę, jau čia nežinau kelintą mūsų šienapjūtę, išbandė visų variantų. Ir laisvą šieną vežt, palaidą, ir rulonais, ir dabar kitkom, antri metai. Tai palaidas šienas fainiausias variantas, bet daugiausiai gal darbo ir netaip praktiškas su juo. Rulonai patogu, kad nušienauji, suspaudi ir nebedega tau nieks, kaip sakant, nebebijai lietaus. Rulonai netai bijo lietaus stipriai kaip kitkos ir palaidas šienas, tai gali nors ir sulyt, nieko nutiks, susiveši kada nori. Bet būdavo man labai sunku, kai reikia išrident, vienam tvarkytis su tais rulonais ir išpešt tą šieną iš tų rulonų. Tai, dėl kelių ožkų labai nepraktiška. Ir tada kažkaip sugalvojom įsigyti savo kitkų presą, aš jau senai svajojau apie jį. Ir gavom visai nebrangiai, labai fainas daiktas, veikiantis puikiai. Jis yra kitoks, jis yra senovinis, minkšto spaudimo. Dėl to kitkos kartais būna tos tokios, jos lengva. Aš galiu pakelti vieną ranką, atėjau į daržinę, pasėmiau, įmečiau į ėdžias, nukirpau šniūrus ir palikau. Ir man labai tas patiko, nes esu nebepriklausomas, galiu nusišienauju, susigriebiu, susipresuoju. Tik tai yra daug rankų darbo susivežti, bet kai susiveži, labai patogu suštabeliuoti, nes lygiai taip pat gali sukelti mūsų daržinę tokią ankštoką neturim frontalinio nieko, tai taip neįvešia, kaip ritinį paimtum, įveštum, suštabiliuotum. Tai čia idealu yra su kitkom, nes gali ten į patį viršų užsikelti, iki pat viršus. Tai viskas į patogumą atsiremia. Su aštuonom ožkeliam, labai džiaugiuosi jau. Praeitą visą žiemą maitinam kitkom, nei vieno rulono nenaudojau pašarui. Tai tiesiog atėjau, bam, įdėjau vieną kitką per dieną. Jos arba dvi netgi kartais, pagal situaciją, jos labai skaniai valgė. O aišku džiaugiamės ir turbūt aš labiausiai džiaugiuosi tai traktorių, nes vienas privalumas didžiulis, jame yra kondicionierius. Kaip tokia karšta vasara šiandien. Su senuoju keisu būčiau iškepęs, nes ten būdavo atsidarau langus, vėjelis, nieko, visas pakaitoja. O dabar gali šienauti, griebti, tiesiog viskas gerai. Išeini tik į lauką, supranti, kad karšta. Tai matyt, indai stiprų kondicionierių įrengė, nes pas juos dar karščiau būna. Jau dabar 35 laipsniai šiandieną, tai realiai 35, tai kondicionierius gelbė. Tai labai iš tos pusės fainai džiaugiamės. Tai ką, šienapjūtė baigta, šienas daržiniai. Ir pagaliau mes galim važiuoti su šeima pailsėti kur nors, atsigauti po darbų, nes rankos nubraižytos, reikia visas žaizdas susigydyti rankų, kojų, nes šienas aštrus kartais būna. Tai gražios jums vasaros ir susimatysim kitam video.